Apie verslo galimybę Suomijoje Infodienos studijoje kalbėsiu su Tomu Jaskelevičiumi, Lietuvos inžinerinės asociacijos Linpra eksporto komiteto pirmininku, Žilvinu Šarakausku, bendrovės Paliūtis eksporto direktoriumi, ir Skype kanalu prie mūsų prisijungė ir buvęs ambasadorius Suomijoje Arūnas Jevaltas. Sveiki, ambasadoriau. Labą dieną. Sveiki, gerbiami verslininkai. Taigi, nepaslaptis, kad Suomiai, turbūt, galvodami apie Baltijos šalis, iš pradžių omeny turi Estiją, bet ne Lietuvą ar Latviją. Na, jūs ten dirbat jau ne vieneri metai. Ponas Žilvinas bene 20 metų, ponas Tomas apie 15 metų, ar ne? Taigi, ar svetingi Suomiai? Pone Žilvinai. Suomiai be abejo svetingi. Svetingi Suomiai. Viskas su tai Suomiais gerai. Terve. Ir kitas, kad pakvietėt mus. Manau, aš nieko, jokių Amerikoje neatrasiu ir tie žmonės, kurie turi biznį ir turi eksportą į kitas šalis ir gali palyginti, tą patį patvirtins. Skandinavai yra patys patikimiausi partneriai Europoje. Tai yra žodžio žmonės, tai yra laiku mokantis žmonės, tai yra susitarimus vykdantis žmonės, ar ne? Bet ar jie lengvai, ar jie nežiūri įtariai į buvusios Sovietų Sąjungos valstybės, tas tradicijas likusias, sprendžiant verslo klausimus? Iš dalies taip, bet iš dalies tai vieninteliai skandinavai, kurie turėjo reikalus su Sovietų Sąjunga ir labai stipriai. Ir tai buvo patys didžiausi eksportuotojai į Rusiją, buvusią Sovietų Sąjungą. Ir jie žino, su ko jie turi reikalą. Ir ta prasme, jie kažkiek ir labiau supranta mus, negu, sakysim, švedai ir tokie norvegai. Bet tai tikrai žmonės yra su stuburu, su tvirtu stuburu, sakyčiau, ko mums lietuviam truputėlį trūksta. Istoriškai, 40 metais, kai lietuviai išvažiavo Saulės parvežti Stalino, Suomija tuo metu stipriai ir labai stipriai kariavo su sovietais. Ir taip kariavo, kad daugiau tiem sovietam į tą pusę taip kažkaip nelabai norėsi pasižiūrėti. Ir ten kokiu nors saldainių vidury Kėdainių nepapilsi knezius, kaip pas mus papila. Ten žmonės tiki savo jėgom. Ir jokio ten nelaukia malonių iš valstybės ar iš Europos Sąjungos. Jie tiki savim, labai tvirti. Jūs pažiūrėkit ledo ritulį ir jūs suprasit, kas yra Suomis. Gerbiamas Žilvinai, apie pradžią, apie jūsų pradžią Suomijoje pakalbėsime kiek vėliau. Dabar norėčiau pono Tomo paklausti. Sakykit, ar mūsų siūlomos prekės atitinka Suomių kokybės reikalavimus? Ar mes galim konkuruoti su tenykšte kokybė, kainomis? Taip, mes pilnai galime. Šiandienai mūsų pramonė, tarkim, inžinerinė pramonė, pilnai kokybė gali konkuruoti ir kai kuriuose vietose netgi mūsų kokybė jau yra geresnė. Ir tai susiję su mūsų ir rengimų baze, kadangi investicijos Lietuvoje per praeitus 10 metų buvo padarytos daug didesnės į gamybinę pramonę, negu tai buvo Suomijai. Suomijai tai padarė prieš 20-30 metų. Mes tai padarėm per 10 metų. Kas susiję su kainomis, tai žinoma, kainomis mums šiandieną jau tampa vis sudėtingiau konkuruoti, bet su Suomių kainomis mes dar konkuruojame pilnai. Visą laiką yra skirtumas Lietuvos gaminto produkto ir Suomijoje gaminto. Bet mes konkuruojam, žinoma, su Estais, su Latviais, su Čekais ir kurie taip pat žvalgosi Suomijos rinką, ar ne? Taip, žinoma. Tai ta konkurencinė yra pasaulinė, tarkim, yra Europos mastu, bet šiandien dienai mes tikrai daug konkurentabilesni negu Estai, kadangi Estijos rinka jau yra pilnai užpildyta. Ir Lietuva ir Pabaltijs, jūs klausėt, kaip žiūri, ar Pabaltijs nėra tik tai Estija, tai prieš 15 metų taip. Prieš 15 metų buvo labai sunku pačiam Suomijai įtikinti, kad Lietuva tai yra irgi Pabaltijs ir tai yra tik tai 600 km už Estijos. Bet šiandieną jau jie labai gerai skiria, jie jau mato ir Lenkiją, jie jau mato ir Lietuvą. Mes turėjom peržengti per Estiją, bet tai jau įvyko ir šiandienai pilnai konkuruojam toje rinkoje ir esam pripažįstami kaip kokybiško laiku tiekimo produkto tiekėjai. Aš norėčiau paklausti ambasadoriaus, buvusio ambasadoriaus Suomijoje Arūno Jevalto. Ambasadoriaus, sakykit, tai kaip yra Suomiai iš tiesų svetingi lietuviams, Lietuvos verslui? Turbūt pradėkime nuo to, kad Suomija aplamai yra svetinga tauta.
bet kuriems svetimšaliams. Ir tame tarpe ir lietuviams. Norėčiau truputį paprieštarauti, pabaltijys, arba aš labiau linkęs į terminą Baltijos valstybės, labiau žinoma vis dėlto Estija. Ten aš dirbau 9 metus, turiu savo patirtį ir galiu pasakyti, man dar vis ten daug buvo neartų dirvonų. Įrodinėjant, kad yra dar kitos 2 Baltijos valstybės ir kad verslo galimybės ten yra. Bet tikrai, kaip ponas Tomas sakė, labai panašu, kad Suomiai išsemia savo verslo galimybės Estijoje ar bendradarbiavimo su estais. Ir vis dažniau atsisuka į kitas šalis ir ypač Lietuvą ir tikrai randa labai sėkmingus partnerius ir projektus. Sakykit, o kokie sunkumai, vis dėlto, ar yra skirtumai, kultūriniai, darbo santykių skirtumai, ką iš tikrųjų pajaustų mūsų investuotojas, verslininkas, norintis dirbti Suomijos rinkai? Turbūt reikia pripažinti, kad yra skirtumai kultūriniai ir kartais tokių yra anekdotinių situacijų, kai tenka man paaiškinti švedų ar suomių verslininkams, kas atsitiko, kodėl vienokia ar kitokia reakcija buvo ruso. Mes rusus geriau pažįstam ir galim jam pakomentuoti. Ir kažkokių panašių situacijų jie turi Lietuvoje. Kultūriniai skirtumai be abejo egzistuoja tarp tautų. Bet iš tikrųjų yra daug ir bendrumo. Iš tikrųjų esam vienoje erdvėje, Baltijos ir Šiaurės Europos valstybių erdvėje, kur daug yra kultūrinio bendrumo. Ir savitumo. Aš gal taip pasakyčiau. Ar sudėtinga ten pradėti verslą? Klausiu visų. Tai aš galėčiau galbūt pakomentuoti. Tai pradėti verslą ten yra iš tikrųjų sudėtinga, kadangi turi įrodyti savo ne tik iš kur atvažiavai, bet ir ką gali. Tai vis tiek esi iš svetimšalis, esi, nepabijokim to žodžio, iš rytų Europos, ne iš vakarų Europos, bet tai yra tiesiog galbūt laiko klausimas, tai galbūt pusę metų, metai, 2 metai, kol susidėlioja tie referenciniai sąrašai, kada gali duoti kito suomio telefoną, kuriam jis gali pasiskambinti. Ir asmeniškai man, aš 15 metų dirbu, tai po 5 pirmų metų jau tikrai yra labai lengva, kadangi jie labai pasitikė vienas kitu. Ir jeigu vienas suomis pasakė kažką apie tave, tai kitas suomis tikrai patikėjo. Jis negalvoja, kad tas suomis galėjo kažkaip tai pameluoti. Tai čia yra tas pasitikėjimo klausimas, jei kuo ilgiau dirbi šalyje, tuo didesnį pasitikėjimą turi, tuo lengviau naują verslą pradėti. Pone Žilvinai, jūs prieš 20 metų, kai pradėjot, labai trumpai, kas jūs nunešė į Suomiją? Jūsgi savo produkciją, neperšlampamą avalynę, tai yra botus, kaliošus galėjo atvežti į kitas rinkas ir būtų sėkmingai. Tai kaip atsirado Suomijoje labai trumpai ir ką patartume tie, kurie dabar norėtų žengti žingsnį? Prieš 20 metų tai aš nesu neperšlampamą avalynę, esu normalia odinė avalynė patekau. O po to supratot, kad Suomijoje vis dėlto reikalinga ta neperšlampama. Ir iš kitų fabrikų, iš kitų Lietuvos fabrikų eksportavau. Aš visą laiką lietuvišką avalynę pardavinėjau po visą Europą ir po visą pasaulį, tame tarpe ir Suomiją. Sudalyvavom parodoj Helsinkėje, susipažinom, o po to, kaip Tomas sakė, jie labai tas perdavimas informacijos. Geriausia rekomendacija. Ir ne tik Suomių. Pavyzdžiui, aš taip gavau per švedus Norvegus, per Norvegus Suomius ir atvirkščiai ir panašiai. Nes ten vis tiek daugiau mažiau jie visi viena krūva. Mūsų pokalbis kitas laikas baigėsi. Aš tik noriu, kad labai trumpai, ką patartumėt tiems, kas planuoja kelti koją į Suomijos rinką? Labai trumpai. Drąsos? Ir jeigu kažką pasakei, turi ir padaryti, nes jie to tikisi, nes jie tokie patys. Jie labai lėti, jie negreitai nusisprendžia, bet jau kai nusprendžia, tai vykdo ir tikisi iš tavęs to paties. Daugiau mažiau visi taip pat, bet jie ypatingai. Apie verslo galimybę Suomijoje info dienos rubrikoje kalbėjome su Tomu Jaskelevičiumi, Lietuvos inžinerinės asociacijos Linpra eksporto komiteto pirmininku, su daug metų Suomijoje savo verslą plėtojančiu Žilvinu Šarakausku, bendrovės Paliūtis eksporto direktoriumi, ir Skype'u su mumis kalbėjusi buvo prisijungęs buvęs ambasadorius Suomijoje Arūnas Jevaltas.